dabar yra beveik 2 metai praėję nuo tada, kai mes pasakėm, kad mums tinka sodyba ir pradėjom tvarkyti dokumentus. Tai dokumentai galiausiai tvarkėsi metus laiko, tai pasirodo ne visada greitai gausi, ką nori. Patvirtinimą, kad žemės ūkio paskirties sklypą galime pirkti, mes praktiškai iš karto gavom per kelias savaitės. Biurokratai neužtruko, bet iš savininkų pusės gavosi taip, kad turbūt buvo netvarkyti dokumentai, gal nuo paveldėjimo net. Visi kaimynai matyt kažką darė, niekur nedalyvavo tada savininkai, kaip supratau. Ir tos ribos buvo apytikslės, tai visas ribas reikėjo tiksliai apibrėžti. Iš vienos pusės tai džiaugiamės, kad gavome šviežius dokumentus su energetinė klase, supiešti visi pastatai tiksliai, sužymėti keliukai, prūdas, ir taip toliau. Metai laiko buvo tokia kaina, ir abejonės, pirmą kartą pirkom, tai nežinojom, kas čia, ar čia kažkaip tais mus apgaut gal nori, gal ne. Ir agentas patikimas, tai žmonės irgi, tai labai žmonės turbūt norėjo, kad mes kaip klientai nedingtumėm ir raktų perdavimo aktą pasirašėm, greitai. Rudenį aš jau pradėjau čia po truputį darbuotis, tai jau reiškia, mes jau buvo išsivežę savo daiktus, kuriuos norėjo ir galėjau pradėti darbuotis. Tai grubiai dabar aš jau čia dirbu 1,5 metų. Ne diena dienon, bet sunku net iš tikrųjų paskaičiuoti, kiek aš čia to laiko. 10 serijų nufilmavau, tai 11 jubiliejinė serija. Kas atsitiko per tuos 2 metus su šita sodyba, tai gal pradėti reiktų nuo žolės iš tikrųjų, nes žolė buvo tokia kaip ten. Ir mes jau pradėjom, čia riba eina mūsų sklypo, pradėjom pjautis. Ten ūkininkas sakė, nusipjaus gyvuliukam. Žiemai turbūt bus. Mes tikrai negalim viso to ploto panaudoti. Mes, aš tai primetu, kad mes tik tai trečdalį naudojam. Tai yra hektarą, dar 2 hektarai, gal net su trupučiu, yra ūkininko valioje. Natūralu, kad šienauti pradėjome su trimeriu. Dar labai daug yra nenušienauta, kur norėtume atsiverti naujas erdves. Bet vaikščiot su trimeriu, rasti visokį gėrį, kad neužvažiuoti paskui su traktoriuku, tai manau yra pirma stadija. Bet kokio taip neprižiūrėto sklypo kurį laiką. Net ir paskui įsigijome mes tą mirėjų nebrangų traktoriuką. Tai su juo tikrai paprasčiau, jisai lygiau, gražiau nupjauna, palygina kurmiarausius, kupstus, mes jo negailim, tai jo tokia jau dalia. Bet jisai senas, geras, tai kadangi aš pats pasiremontuoti moku ir mėgstu, tai man puikiai praktika prieš rimtesnę techniką. Kaip jos nesulaužyti, 400 eurų, dar turbūt 100 eurų įvairiausiam detalėm. Tikrai labai nedideli pinigai. Naujas traktoriukas kainuotų, manau, nuo 2000 vertas dėmesio. Ir jo iš tikrųjų, kiek aš daug akmenų, visokių čianais tarkavau, medžių ir taip toliau, tai labai būtų gaila naujo traktoriuko brangaus. Puikus, jeigu pasiremontuoti moki. Kitaip tai, nežinau. Ir taip šiais metais jau pradžiai jis man vis dar nevažiavo, turėjo vieną kitą problemėlę. Nerimta, bet tiesiog reikėjo žinoti, ką padaryti. Tai aš praleidau pirmus pjavimus, tai dabar teko tokią aukštą žolę pjauti. Praktiškai jam virš kapoto žolė, kai aš pjaunu. Tai irgi ten technika pjavimo tokia įdomesnė, su pusę dekos važiuoti, pirmą pavarą. Ir aišku, jeigu nevažiavai ten niekada ir neėjai, tai greičiausiai kažkokią akmenį dar pasigausi. Praūžus rudenį ir pavasarį paaiškėja minkštesnės vietos, tai čia jau pradėjau formuotis keliukas pas mane, susisiekimas tarp namo ir kluono. Nes čia bala būna, tai aš visą grūzą, kurį randu, akmenis, iš jo formuoju keliuką, paskui žvyrų išpirsim ir bus valio. Bet tiesa, čia tokia žemesnė vieta yra ir čia susidaro pavasarį bala ir jinai ilgai nedingsta. Bet aš pastebėjau, kad čiurlena ir čia upeliuko nuteka, čia duobė yra, kur tas karklas auga. Tai reikia čia matyti arba drenažą, ar vamzdį kažkokį, kažką padaryti, kad nusausinti tą lauką. Žodžiu, taip aklai jau neversti, nes gali prisidaryti dar didesnę balą, kuri dar ilgiau stovės, o čia jau ir namas netoli. Tai reiks su galva daryti. Kluoną šiek tiek aplaisvinau nuo aviečių, nuo krūmų. Aš greičiausiai padarysiu taip, kad su traktoriuku būtų galima aplink jį apvažiuoti. Ir labai greitai apipjauti. Paliksime brandžius medžius, o kitų matyt teks atsisakyti. Tas erdvės pojūtis iš tikrųjų džiaugsmą kelia, kai apsipjauni tą žolę,
supranti, kiek iš tikrųjų tu čia turi tos žemės, nes kai laukas apaugęs, nu tai laukas, nieko planuotis negaliu, čia žiūrėk, va čia aš akmenį pažymėjau, kurio neiškasiu, nes labai didelis, tai kad traktoriuko negadinti aš jį pažymėjau. Tai kai atsidarai tos erdvės, iš tikrųjų ir jau kažkaip planuotis, žiūrėk, gali žmogus kažką, čia gal šiltnamis, čia gal saulės elektrinė, čia gal dažai, aha, čia bala, čia gal nieko. Verta atsidaryti to plotą iš tikrųjų ir kuo dažniau pjauni, tuo greičiau pjaunasi nuo pirmo pjovimo. Pirmas ir antras pjovimas laikė skirtumas, nežinau, 4 kartus gal, 5 net. Sodą irgi pjauna prižiūrim, nes mes čia daug laiko leidžiam, ilsimės. Čia šešėlis, labai malonu. Bijūnai kasmet išauga. Medžių genėjimas irgi nemažai sveikatos laiko suvalgo, bet tai daryti reikia. Na, su gyvūnais kol kas susigyvenam. Paukščiai gyvena inkiluose, praktiškai visose, kelis dar pakabinam. Bet juose, man atrodo, negyvena, nes gal dar kvapas šiais metais mano yra, tai neskuba juose apsigyventi. Suformavom kelias laužavietės saugiai. Na, iš tikrųjų, į vieną vietą visų ekologiškų degančių dalykų nesutemsi, tai tenka turėti vienoj sklypo pusėj ir kitoj. Labai patogu ir greičiau viskas vyksta. Namas. Nu, kas atsitiko su namu? Nu, grubiai per 1,5 metų darbo. Daugumoj vieno žmogaus, na ir kartais su draugų pagalba didesniem darbam. Tai visas vidus yra dabar jau išgriauta ir išnešta tai, ko nereikia. Apsispręsta su išplanavimu, užpiltos juodgrindės, išvedžiotos komunikacijos. Tai yra nuotekos ir elektra. Na ir būsimos krosnės vieta. Namo išorė yra apipiltas pamatas, apšiltintas ir hidroizoliuotas. Užsakiau medieną išoriniam karkasui, kuris prie betono krašto statysis ir išsineš langai bei duris. Šilti bus langai ir duris, nes žinau, kad per ten labai daug šilumos išeina, o mes norime namą padaryti šiltą. Labai smagu, nes per kelią kaimynas medį pjauna, tai statybinė mediena jisai paruoš. Kaina kai visur, man tik tai svarbu, kad šalia. Transportas nesudėtingas, galiu pats atsivežti ir su kaimynais reikia bendrauti. Na, eilutė pas jį 3 savaičių, bet turiu aš dabar laiko, su gerbūviu daug dirbu, tvarkausi aplink namą, ruošiuosi, reikia kažkaip pasiruošti darbui su fasadu erdvę. Akmenis pramėčiau ant keliuko būsimo arba toliau nuo namo, kad netrukdytų. Kiti pastatai, na, kaip ir buvo tikėtas, jie tarnauja kaip sandėliai įvairiausiam daiktam, stipriai su jais nieko nedarau, žolę apipjaunu aplinkui, na ir juose sandėliuojam kol kas. Ai tiesa, va taip namo vis tik tais nekelkit užčianais arba padarykit kažkokį tais, nežinau, pagrindą gerą, nes aš dėjau ant lentelės nedidelės domkratą, kėliau. Pasikėlė, viskas tvarkoja 10 cm, bet po to pažiūrėjau, kad čia įtrūko ir čia įtrūko pamatas. Nu, 100 metų čia aišku stovės, bet geriau čianais pakloti lentą būtų, čianais ir su 2 domkratais kelti vis tik tais. Tokia pamoka. Akmenys atitraukiu toliau nuo namo, kad galima būtų žolę nupjauti, nes kai jie čia išmėtėti, tai auga tarp tų akmenų žolė ir labai sunku ją pjauti. Taip čia padariau, taip ir kitoj namo pusėje. Grūzas ir keliukas, tai nu, čia pačios minkščiausios 3 vietos, jose vanduo stovi ir jose mašina, nu, net patrulis, galiu pasakyti, su abiejais tiltais įjungtais, su blokiruotė. Nu, jau biški vargo vietomis. Ta grūzą pradžiai dėjau čia, galvojau kažkaip tai su bobketu čia skusim, lyginsim, bet kažkaip tai ir tą žolę norisi pjauti, tas vaizdas man irgi nepatiko, nes čia jau palmės auga. Tai aš tiesiog rankiniu būdu sumėčiau tas minkščiausias vietas, pralyginau. Ir tai va, galėjau iš karto tai daryti, tai tiesiai iš tačkos pilčiau, o gaunasi dabar 2 kart keliu tą patį grūzą. Tai pradžiai reikėjo, čia atvežiau, sukroviau, atvežiau, išpyliau ir dabar iš čia vėl kraunu ir vėl vežu čionais. Nu, didesnius mėtau, smulkesnius tenka su šiupeliu. Jeigu turit grūzą ir tikrai žinot, kad bus keliukas, nu tai iškart ir vežkite ten ir pilkit, nepilkit į atskirą krūvą. Laiko gaišimas ir sveikatos. Prūdas. Kas čia su juo atsitiko per tą laiką? Aha, nu buvo bebras, pridarė mums tokių nesąmonių. Tai mes čia akmenį supylėm, užpilsim juodžemių, pralyginsim. Tai išėjo tas bebras, sako, arba patelė buvo, arba jau mes čia jam gal ramybę sudrumstėm, nepatiko, arba išėjo pasimaitinti kažkur ir vilkas jį pagavo. Nu, va tokie variantai. Prūdas.
Prūdas buvo visas šitom švendrėm apaugęs, išrovėm čianais, toj pusėj paliksim natūraliai. Tai žuvų, amūrų, plačiakakčių, linų 50, ešeriukų, vieną lydekaitę. Na, veiksmas visada čia vyksta, kada beateisi. Biški tos karosiukus ir tas ulažuvės, kad pagainėtų. Karosų didelių įleido, sakė, gal biški gerai genetikai, kad didesni augs, nes čia jeigu ilgą laiką maži auga, tai pas juos tokia veislė mažų jau pasidariusi. Kubilas dar tik projekte, bet aktyviai su draugais bendraujam apie jį. Smagusis, gražusis miškelis. Tai buvo jau čia krūmais apaugę. Tai ir motinėlė su trimeriu. Ir aš po truputį mes išlaisvinom, jau dabar vakar jau su traktoriuku važinėjau aš per jį. Pragenėjom iš tikrųjų sausas šakas, apatinės šakas, kad visur tilpčiau su traktoriuku. Ne viską dar spėjom, čia palikoma vietės auga. Bet jau tas miškelis toks, nu, žymiai malonesnis, vėjas jį prapučia. Žiūrėsim, kas čia iš jo bus, bet viliuosi, kad traktoriaus gadintojas. Bet jisai labai mielas šitas miškelis. Jame vyksta įvairus veiksmas. Čia stirnos ateina. Jeigu teks apsitverti, tai jau jos čia neateis. Tai dėl pačio laiko skaičiavimo. Na, pradžioje aš skaičiavau laiką, o dabar tai nežinau, tai kaip ir buvo tikėtasi, tai tapo gyvenimo dalimi. Ir tiesiog darai, džiaugiesi, būni grynam ore, pažindinėsi su gamta, renki šiukšlės, nes jų čia nežinau iš kur, bet jų čia vis tiek buvo. Kažkaip tą aplinką formuoji po truputėlį. Na, gamta bandė pasiglemžti, aišku, šitą sodybą. Natūralus procesas turbūt, kai žmogus čia nebuvo. Dabar jau mes vėl bandom iš gamtos atsiimti. Na, bet su gamta stengiamės maksimaliai susigyventi. Mes juk čia nešiukšlinam, o kaip tik tas šiukšlės tvarkom. Sekantis etapai. Tai kaip ir žadėta buvo po Juodgrindžių, darysim kol šilta ir nešlapia fasadą, tai mediena užsakyta, formuosim karkasą, statysim langus, duris ir užpūsime šlapiu būdu ekovata, nes šitas būdas yra bene sandariausias, paskui prieš vėjinę plėvelę apsitrauks ir bus pirmo pjovimo lentų fasadas, horizontalus. Na, mums atrodo, kad labiausiai primins rastus ir nereiks persistengti su lygumu, nes šitas namas nėra lygus, čia jo stipriai ir neišlyginsi, o tas vieno pjovimo lentos jos užduoda fainą tokį chaotišką vaizdelį, kuris mums iš tikrųjų ir tiktų. Ir kaina labai gera. Viliuosi iki šalčių pabaigti su fasadu ir tada kraustysimės į vidų. Tai šildysim grindis, perdangą, sandarinsim dar kur atrodo nesandaru. Pavasarį greičiausiai betonuosime grindis šildomas ir statysime oras, vanduo, šilumos sistemą. Dėl technikos, tai kadangi privažiavimas toks jau kaip matėt ir žinot, tai šitas automobilis mane labai tenkina, nes jisai bet kuriuo metų laiku per lietų, per pūgas veža be problemų. Tai jo kaina buvo 3000 eurų, 500 taršos mokestis vienkartinis. Į jį dar pinigėlę vis tiek reikėjo įdėti, kad jis važiuotų komfortabiliai, saugiai ir vis tik atvežtų čianais. Tai priekaba nekainavo nieko, nes gavau dovanų, jinai buvo sulūžusi. Tai aš ją suremontavau. Be jos tai aš neįsivaizduoju kaip be priekabos, nes iš karto tik tais pradėjau galvoti apie sodybą, aš kart galvoju, kokia turi būti priekaba. Na, jeigu būčiau pirkęs, tai gal būčiau pirkęs su lingėmis priekaba, ne su torsionu. Dovanotam arkliui į dantis nežiūri. Veža jinai čia normaliai svorio, man užtenka. Tai be jos iš tikrųjų būtų labai sudėtinga, net vietoje aplink namą važinėju aš su ją, aplink miškelį susirenku, va kad ir dabar visokių šiukšlių prisikraunu, žodžiu, medžiagas. Dabar aš iš miesto, kai važiuoju, visada važiuoju su priekaba ir visada kažką su ją atsivežu arba išsivežu. Tai priekaba tikrai must have dalykas. Kaip patogu iš tikrųjų, Petruška, nuostabus vaizdas. Su priekaba aplink namą gali apvažiuoti, labai patogu. Jau 4 priekaba šiukšlių sado renku. Tai reiktų visas 4 priekabas rankutėmis sutisti ten, kur jom lemta būti. O dabar prašau, apvažiuoti aplink namą gali ir savo prie ūkio traktoriukas. Na, džipukas gerai dėl kelionės į čia ir atgal, bet labai gerai yra ir vietoje, va su priekaba savo važiuoju miškelį tvarkyti, įsijungiu 4 varomus,
palėtintoje būtinai, kad nepriraus naujų duobių. Ir važiuoju savo šakas rinkti, šiukšlės. Ir daug tokių darbų iš tikrųjų aš su džipuku esu padaręs. Ir kas labai smagu, kad iš tikrųjų aš visur tarp medžių telpu. Gal taip ir planuoju, kad jeigu krūmai kokie matau, tai aš juos pjaunu. Tiesiog važiuoji ir negalvoji apie tai, kad užstriksi, kad sugadinsi landšaftą dar labiau. Na, iš technikos dar tas žoliapjovė irgi prie technikos, tai jau aš apie ją pasakau nemažai. Va ir dabar nusiimsiu diržus, nusipirkti reikia atsarginius, kad būtų. Nes, na, taip jau yra, kad jeigu kažkas sugenda, tame traktoriuke žolę reikia pjauti dabar, tai atsideda savaitėj. Nu, nes aš kas savaitėj čia atvažiuoju ir į miestą grįžtu. Aišku, galiu iki Utenos važiuoti, bet tai irgi užtrunka pusdienį. Nedaug ten pasitų lūkštančių dalių, tai pagrindinės turėti tokias kaip žvakės, ten diržus, na, rankiniai padargai, tai elektrinis trimeris, iš tikrųjų su jo mamelė pjauna, bet karts nuo karto atsivežu ir benzininį trimerį, nes, nu, jisai žymiai galingesnis yra ir tokios aukštesnė žolė, arba kur neita labai ilgai, tai tik su juo. Dėl planavimuose, na, pavyzdžiui, žinau, kad pavasarį vėliausiai turiu grindis betonuoti, o dabar yra vasara. Tai kitą pavasarį betonuosiu grindis, tai aš turiu palaukti, kol žydžius laukai, nes čia sunkesnė technikai važiuoja tik tais, kai sausa yra. Tai va, su žvyru praeitais metais šiek tiek pavėlavau, buvo pradėję linoti, bet nieko, vairuotojas buvo geras, viską padarė. Tai šiais metais jau vasaros galą planuojuosi irgi atsivežti dar mašiną žvyro greičiausiai, kad visus keliukus dabaigti, apsipilti. Ir bus nuotekų įrenginys kažkada, tai reiks ir aplink jį apipilti, aplink vamzdžius nuotekų. Ir smėlio irgi 10 kubų atsivežti, grindims betonuoti. Tai va, reikia vasarą atsivežti, kad kitą pavasarį galėt betonuoti. O gal sugalvosim ir žiemą, jeigu nebus labai šalta. Šulinys. Irgi geras dalykas yra šulinys. Aišku, mes ir prūdą turim, tai betonavimui, pavyzdžiui, tai gatavas vanduo. Siurbliuką įmeti iš bėdos kibirais, bet aišku, labai daug darbo būtų. Bet jeigu jo nebūtų, jau reiktų kažkaip tais galvoti kažką kitokio. Ar iš prūdo, ar iš kur, nu žodžiu, būtų sudėtingiau. Na ir tokį statinį irgi smagu rasti egzistuojančiai sodybai. Na, gal atrodo smulkmena, nedidelis pastatėlis, bet pakankamai svarbus. Nu gerai, sėkmės jums. Einu dirbti, nieks nepasidarys, jei nedarysiu.